ką mes patys pirktumėm už tam tikras pinigų sumas. Neeilinis, eksperimentinis podcastas. Čia yra įrengto buto pavyzdys. Jis yra šiuo metu įrenginėjamas. Biudžetus realiai sudėliojom palei tai, ką daugiausiai žmonės ir ieško. Mokėdo 20-25 eurus už šildymą 2 kambarių, nebent iki salotės, nueisi pasimaudęs, kur vanduo iki kelių. Ai, ir pats Arūnas žiūrėk ir pardavinėja. Ar čia nėra reklama? Ne, čia nėra reklama. Bet tai palauk, čia man atrodo biškai kaip ir sukčiavimas, tai ar mes savo objektus čia galim pristatinėti? Nežinau. Tu gali įdėti, tu neturi tokių. Labas Mantai, labas Arūnai. Labas Justai. Sveiki žiūrovai. Sveiki, pradedam mūsų eilinį podcastą ir šiandien bus toks mūsų neeilinis, eksperimentinis podcastas, kur panagrinėsim iš tikrųjų, ką mes patys pirktumėm už tam tikras pinigų sumas. Galbūt ir jums bus įdomus bus mūsų argumentai, kodėl mes pasirenkam būtent tam tikrą objektą. Nes iš tikrųjų matom, kaip ateina klientai, svarsto, važinėja po skirtingus rajonus, analizuoja skirtingus objektus, lokacijas, naują seną statybą, tai davėm ir patys savo užduotį. Nemažai kas įrašė mums, su kuo dirbom su paieškos sutartim, kad ieškau ten iki tokios sumos, padėkit man kažką surasti. Tai taip. Aš manau, čia bus labai puikus podcastas pamatyti, ką už tokią sumą galim nupirkti šiai dienai Vilniuje. Taip, ir mes vis matom, kaip pasakyt, straipsnių, kur rašo vienur, kad įperkamumas padidėjęs, kad kitur įperkamumas ten, nežinau, rekordinėse žemumose. Tai, pasižiūrėsim iš esmės, ką mes galim įpirkti. Tai biudžetus realiai sudėliojom palei tai, ką daugiausiai žmonės ir ieško, iki kokių biudžetų ir daugiausiai toksai turtas ir įperkamas. Tai galim įvardinti, kad išsikėlėm savo užduotį 2 kambarius surasti iki 150 000. Čia galėjo būti sprendimas rinktis ir seną ir naują, arba naują statybą. Tiesiog toks biudžetas. Jo, ir 3 kambarių būtų biudžetas buvo iki 200 000. Tai pasižiūrėjom, kaip aplamai ar įmanoma surasti normalų variantą ir kiekvienas pasirinkom. Dar nežinom, ką pasirinkom, bet... Ja, čia bus tokia staigmena mums patiems. Ir jeigu matysit, kad jums yra įdomu ir norėtumėt su kitais biudžetais šito aptarimo, tai pakomentuokit ir galbūt galėsim dar vieną laidą padaryti su didesniais biudžetais. Arba mažesniais. Galbūt kažkas turi iki 100 000 ir nežino, ką pirkti, tai... Čia vėlgi ne faktas, kad čia ir reikia pirkti, kur mes pasirinkom, tiesiog mes... Čia yra mūsų asmeninė nuomonė. Taip, asmeniniai pasirinkimai. Ir šiaip netgi įdomu buvo iš tikrųjų ta užduotis, nes tu tada pradedi galvoti rimtai, ką tu rinktumės, kurį tu rajoną rinktumės, kokį būstą rinktumėsi ir tikrai įdomu buvo pasižiūrėti. Tai ką, galim tada netemti į naktį, kaip sakant, ir galim pradėti nuo manęs. Tai aš ieškoju 2 kambarių buto ir mano tikslas buvo surasti jį labai minimaliai gyventą arba visiškai negyventą. Tai man pavyko susirasti tokį variantą Pilaitėj, Mažvydo gatvėj, Martyno namų projekte. Yra matomai iš perpardavėjų įrenginėjamas butas šiuo metu. Tai dabar jį matot savo ekranuose. Čia yra įrengto buto pavyzdys. Jis yra šiuo metu įrenginėjamas. Tai palauk, tai dar neaišku, kaip įrengs. Tai taip ir įrengs, jeigu spėsiu, sakykime, apžiūrėti tą objektą, kol dar nėra išrinktos kažkokios tai spalvos, baldų spalvos, sienų spalvos, tai yra pardavėjo nurodyta, aprašyme, kad galėčiau pasikoreguoti būtent spalvas pagal save. Tai man toks variantas atrodo labai priimtinas, o labiausiai traukia akį dėl to, kad tai bus niekieno negyventas objektas su visais baldais ir buitinė technika. Tai man atrodo, toks visai tinkamas variantas. Tai kiek kvadratų? 44 kvadratai. Kelintam aukšte? Aukšte yra 3 iš 8. Iš 8. Ir parodyk dar... Čia tik butas be parkingo? Tik butas be parkingo. Ten žinau šitą lokaciją, tai tikrai nebus ten didžiulės problemos dėl parkingo. Tai teks be parkingo pasitenkinti arba pasinuomoti. Tai gal pasiderinsi kainą šiek tiek. Šildomas grindys name, A++ klasė, rekuperacinė vėdinimo sistema, čia jau įeina į bazinę statytojo dalinę apdailą.
tai šitų dalykų niekas neatims, kaip sakant, iš manęs. Tai va, tai toksai, sakykime, manau, mano variantas labai geras yra, bet įvertinkite ir jūs ir bus įdomu. Išplanavimas yra įdėtas planas? Ar tavo mėgamajam kostiumai tilptų ar neįdomu? Taip, yra. Be šansų. Išplanavimas geras, tai išplanavimas va toks, kokį ir matot. Tai Valkoniukas. čia yra Čia Eriadas stato šitą. Eriadas, jo, Martyno namai projektas, tai čia va įėjimas, drabužinė kažkokia bus, Tai virtuvė toliau eina, žodžiu, dėl pačio vystymo, manau, čia viskas O gerai. pila gatvė kokia čia gauna? Mažvydo. Mažvydo gatvė. Mažvydo. Šalia naujai projektuojamos gatvės. Pilaitė, čia ta prie Pupos kažkur, ne, greičiausiai? Toliau biškelį už Pupos, bet, sakykime, Toj pusėje. Toj Naujoj pusėj Pilaitėj. mane pakeliui vyšnių projektą. Mane kas ten dabar nustebino, kad bus toks parkelis kūriamas, daromas. Tai šiandieną paskelbė, kad Kažkaip mažosios Lietuvos. Aha, kažkoks ir pradžiai irgi galvojau, kur ten kištą parką ir panašiai, bet jo, pasižiūrėjau, kad tarp visų naujų namų yra toks sklypas žalias paliktas laisvas ir būtent tam sklype ir darys tą parką, tai manau... Renkantis būsto šito nežinojau, bet Jo. ačiū, apsilankysiu. Kadangi kaip jūs tas pastatysiu. mėgsta su šuniuku eiti pasivaikščioti, tai Jo, labai su patiks. savo gučiu galėsi eiti. Tai palei šitą biudžetą, sakykime, aš galėjau nusipirkti dar nebent kokį, perkunkimį, sakykime, kad visiškai negyventą būstą, bet perkunkimį nenorėjau, man čia ir kokybė labiau patinka, ir pati vieta galbūt, ir panašiai. Tai vat, Lazdynėlius dar žiūrėjau, bet Lazdynėliuose gyventi būstai, ten kokių 3-4 metų senumo, tai aš norėjau tokio, kur dažais kvepėtų. Arba dar, mažesnę plotą, būtų buvęs. Jo, arba dar gerokai mažesnį plotą. Tai, va, tai mano variantas labai fainas, tai ačiū už komentarus. Ar fainas ar ne fainas, čia galės ir mūsų žiūrovai nuspręsti iš tikrųjų. Jo, tai iš tikrųjų rašykit komentaruose, kurio iš mūsų pasirinkti variantą, arba gal nes renkamės ir 2 ir 3 kambarių, tai tiesiog parašykit gal konkrečiai, kuris būtent turbūt pasirinktas objektas jums yra domina, geriausias, kurį jūs rinktumėtės. Ir čia taip sugalvojom, kad nebūtų tai veltui. Vieną iš komentatorių mes išrinksim tiesiog, kaip pasakyt, atsitiktinę tvarką ir pakviesim mes į pietų. Instagram'e paskelbsim video, kai atrenkam šitą būtent. Tai nebūtinai Instagram'e, mes ir per YouTube'ą susisieksim, surasim ir viskas gerai. Gerai. O pietus pastatys Arūnas, taip, kad irgi mokėt nereikės. Taip. Bet pietaujant ir Arūnas Galima tik ir mes visi rinktis. dalyvausim. Tai va, tai... Pažiūrėsim. Tai va. Okay. Gerai, tai ką, tada einam prie Manto objekto. Jo, galim judėti tada toliau. Įdomu iš tikrųjų buvo, tai irgi rinkausi iš kelių variantų. Tai iš esmės pradėjau irgi nuo tų rajonų, vat kaip Justas rinkosi visiškai naujus, tai aišku, jeigu visiškai iš naujų, tai iš esmės Pilaitė būtų Lazdynėliai, Perkūnkėmis ir panašiai, bet kažkaip pagalvojau vis tiek, kadangi čia 2 kambarių pirkčiau, jeigu pirkčiau, tai greičiausiai būčiau su antraja pusė, bet dar be vaikų, be nieko, tai dar aktyvus, norėčiau sportuoti, judėti, norėčiau centrą. Jo, centrą, kad arti būtų, kad galėčiau su paspirtukais važinėti elektriniais į centrą ir panašiai. Tai iš tikrųjų pasirinkau objektą, kuris yra puikiai žinomai man vietoj, kadangi pačiam teko pardavinėti tuos butus. Tiksliau čia, aišku, mes pardavinėjom šito Relko statytojo, Ozo parką, o čia yra Hanerio statytojo Ozo namai projektas. Tai iš esmės, kodėl aš pasirinkau šitą objektą, tai aišku, dėl to viso, sakykim taip, srauto, pirmas dalykas vietos, tai Ozo parkas šalia, kadangi yra. Tai man jisai šiaip labai patinka, ten 5 hektarų parkas su krepšinio aikštelėm, su visokiausiais žaidimais, su tvenkiniais, su vaikščiojimo takais. Tai iš esmės ar pabėgioti išeiti, ar pasivaikščioti, kiemai irgi tvarkingi, gražus. Kas dar patinka šituose namuose, kad šildymo kaštai labai nedideli. Tai kaip tik prieš gal porą mėnesių esu čia būtą pardavęs šituose namuose, tai savininkas pats net nesuprasdavo, mokėdavo
20-25 eurus už šildymą 2 kambarių, tai jam net pačiam toks keistas buvo, bet kiek komentarų, kiek aprašymė savininkų irgi čia skaičiau, irgi rašė, kad komunaliniai labai maži, tai irgi iš tikrųjų skaičiuočiausi tos dalykus, ypač pirkdamas gal šiek tiek senesnį pastatą, nes vis tiek yra 2005 metų statyba. 15. 15, jo. Oi, tai jau čia 9 metai. Jo, 2015 metų statyba, bet, vat, sakykime, namas pakankamai jis dar gerai išsilaikęs, laiptinės irgi nėra ten kažkokios... B klasė ten malkom kūrenam. Ja, laiptinės nėra aptrupėjusios, tikrai pakankamai tvarkinga, kiemai gražus, parkas šalia. Tai iš esmės 5000 ta kaina, čia aš ant derybų, manau, su savininku sutarčiau, nes dabar kaina yra 155. Na, jeigu kešų pamokėsi. Jo, mūsų biudžetas iš tikrųjų, kaip ir Justas sakė, buvo iki 150, bet čia tas 5000 ant derybų ir manau... Bet dar žinai įdomu, ar tikrai gyvenamoji paskirtis, nes ten nemažai poilsio paskirties. Aš manau, gali būti čia poilsio, bet manęs šiaip tai tas tikrai negaizina. Pagal aprašymą galima. Nėra, žinok, nurodyta. Nėra nurodyta, bet gali būti iš tikrųjų, kad tai yra poilsio paskirtis, bet nežinau, aš jau dažnai, kadangi ir patys mes pardavinėjom tą poilsio paskirtį ir pats gyvenau poilsio paskirtį, tai tikrai nebijočiau. Bet aš manau, kad čia ir pagal kainą, čia realiai turėtų būti butas. Man irgi taip atrodo. Jeigu tai yra butas, čia man atrodo tikrai geras dylas visai. Aišku, tas, nežinau, ką tu su to šaldytuvu čia tokiu atskirą gyvenimą gyvena. Šiaip iš tikrųjų pradžiai irgi žiūrėjau į vietą ir į patį išplanavimą, lokaciją, patį namą ir panašiai. Vidų, kaip aš visada irgi pardavinėjau objektų, žmonėms sakau, tikrai galit pasikeisti tas pačias lovas, stalus galit pasikeisti. Aišku, labiau reiktų žiūrėti, aš į ką žiūriu labiausiai, tai virtuvė ir sanmazgas, vonė. Tai iš esmės, kiek pasižiūrėjau vonios nuotrauką galim nueiti, tai nebuvo labai baisi, sakykime taip, tikrai pakankamai tvarkinga atrodo vonė. Tai galima ten kriauklę ar kažką pasikeist, bet, sakykime, nėra tų margumynų, ten raudona, žalia ir panašiai kaip būna. Tai iš esmės aš manau jaukiai įsirengčiau šitą butuką, žalias užuolaidas. Tau nebereiktų įsirengtum, čia jau įsirengtum. Tu prasme, pasidekoruot, bet čia žinot, nėra didelių kaštų, nes kiti žmonės ateina išsigąsta, kad ten kažkas... Bet čia irgi be parkingo, ne? Jo, be parkingo, aplink visur žalia zona, aplink namą, ten gali išsipirkti metam tą leidimą, ten iš esmės kainuoja gal 15 ar 20 eurų, labai nedaug, tai iš esmės... Žalia zona iki 10 eurų. Bet nedaug. Ten ne geltona jau? Ne, ten žalia zona. Tik palar poilsio paskirti irgi gali? Galim. Gali deklaruoti gyvenimą. Svarbu deklaruoti viešbutį, tik negali. Taip. Gali ir viešbutį. Galima ir viešbutį. Svarbu deklaruoti vietą. Gerai. Tai išsiperki zoną ir viskas. Tai... Linko dar šiaip linkau, tai iš esmės galbūt ir žmonėms bus įdomu, tai iš esmės labai įdomus buvo variantas, kadangi man pačiam loftai šiaip patinka ir neteko gyventi, bet norėčiau, jeigu grįžti reiktų vėl ten porai gyventi dviem, sakykim taip, tai norėčiau pabandyti loftę, tai mačiau, puikus buvo variantas Uptown loftuose, Naujamiestyje, visiškai nauja statyba, pastatas. Kiek kvadratų? Hobu statė tą pastatą, 36 ar 37 kvadratai per 2 aukštus, kaina man atrodo apie 103-135 yra. Tai bet ten ne Hobu. Jo. Ten ne Hobu. Tai aš... Vystytojas tai Hobu buvo. Uptown Loft. Taip, jie vienintelis projektas, kurį gerai padarė. Tai kurį buvo Darbštus vyrai statė tą projektą, tai iš esmės... Tai Darbštus vyrai statė ir Loft Gallery. Gali būti. Tai man ir tas dar buvo variantas ir aš rinkausi tarp šitų dviejų ir iš tikrųjų, kai nauja statyba ir įrengtas, atrodė tikrai kaina gera. Neaišku. Paskirtis tai faktas, kūrybinės dirbtuvės bus už to kainą. Bet aš kaip ir sakau, aš tų paskirčių šiaip nebijau, tai yra žmonių tikrai, kurie bijo ir kurie ten baiminasi tų paskirčių. Aš ir pats esu gyvenęs poilsio paskirtį ir deklaruoju vietą, mokesčių jokių nėra, tai ten kažkokių baimių iš tikrųjų nėra. Tai ten buvo visiškai šviežias daiktas, nauja statyba irgi. Bet pasilikai prie Ozo parko, ne? Jo, bet pasilikau kažkodėl prie Ozo parko ir... Tai žinai, ploto žymiai daugiau. Ploto daugiau, plus, sakau, žalių zonų, krepšinį pasižiūrėti, nueit, ar sportą kokį, Ozas šalia, tai... Gerai, ačiū už tavo pasirinkimą. Gerai.
Gerai. Tai vertinkit Manto pasirinkimus. Tai kiek vertinat? Nu, ką žinau, man vien, kad jo, investicijai tai viskas ok, savo gyvenimui aš asmeniškai nepirkčiau polisio. Tai, bet čia kiekvieno pasirinkimas. Bet tai čia mes traktuojam, kad čia yra gyvenamoji paskirtis. Aišku, dar net neaišku. Tikriausiai paskirčių. Ne, aš manyčiau, kad čia yra gyvenamoji. Aš tik tais, man Hanerio statyba, kaip visą laiką turbūt, kaip pasakyti. Bet įdomu, šiaip, kodėl tu nepirktum gyvenimui polisio? O kas tau kadangi tai yra, jeigu mano mes šnekėjom kažkurioje laidoje, kad jeigu tai yra mano vienintelis nekilnojamas turtas, tai reiškia, jo finansavimas bus prastesnis, tai reiškia iki 8% finansavimo galėčiau gauti ir tiesiog ateityje norint parduoti, tikėtina, kad ilgiau užtrukčiau nei su gyvenamąja paskirtim. Tai vien dėl tos ramybės, kad žinoti, kad jeigu turiu vienintelį savo būstą, tai kad turiu gyvenamos paskirties būstą. Jeigu tai būtų antras, trečias, man tada irgi nesvarbu būtų, kad tai poilsio. Gerai, pažiūrėsim, ką tai mano pasirinkimą pasakys. Tai, gerai, tai galim tada prie Arūno prie. Tai, jo, aš irgi žiūrėjau, iš esmės, kažką iš principo aplink centrinę miesto dalį. Tai pirmiausia, aišku, žiūrėjau Naujamiestį, žiūrėjau iš principo ir Lazdinėlius, tą patį Ozo parką, kažkur galbūt net ir truputį toliau. Tai iš esmės rezumavausi savo, kad jeigu aš gyvenčiau vienas arba tiesiog, sakykime, su antraja pusė, tai aš tikrai rinkčiausi iš principo pirmoje vietoje Naujamiestį. Kažką iš naujesnės statybos ten nupirkti yra be galo sudėtinga, realiai neįmanoma 2 kambarių už tokį biudžetą. Senesniai statyboje aš nenorėčiau pirkti dėl visos ir kaiminystės, ir dėl išlaikymo kaštų, dėl kažkokių po to galbūt namo renovacijos kaštų ateityje teksančių. Tai realiai aš pasirinkau loftą, iš tikrųjų iš pat pradžių. Taip, tą biudžetą žinodamas, pasižiūrėjau, kas yra toj lokacijai parduodama, tai realiai ten ir yra Vytenio gatvėje parduodami berods 5 loftai labai panašių parametrų. Tai čia, sakykime, pasirinkau vieną iš jų, bet ten galėjo būti ir bet kuris kitas, tai vos nežinai, važiuočiau ir žiūrėčiau ir rinkčiausi. Iš esmės visi yra su antrasoliam, visi yra ten grubiai 35-38 kvadratai. Realiai pats ne per seniausiai pardaviau vieną panašų daiktą, tai plotas, aišku, jis yra mažesnis, tektų tikrai pasukti galvą, jeigu ypač gyvenant dviese, kur sudėti daiktus. Čia pasukti galvą ir kitaip reiktų, antram aukštą tau biškį galvą reiktų palenkti. Nebūtinai. Čia yra būtent loft townas ir ten realiai hobų nebuvo, žinok. 22 antrasolės aukštas. Jo, tai ten antrasolės yra pakankamai, kaip pasakyti, tie 220 man nėra, žinai, taip jau labai komfortiška, bet atsistot gali ir viskas gerai. Aišku, yra paskirtis kūrybinės dirbtuvės. Tai irgi paskirčių nebijai. Ne, aš nebijau. Tiesiog aš priemu tai, kad yra loftas, kūrybinė dirbtuvė, bet realiai tai yra, ten yra, kad antram aukšte yra dujinė sistema visą aukštą padaryta ir kiekvienas loftas turi savo atskirą apskaitą. 4 aukšte berods yra, netgi kiekvienas loftas turi atskirą dujinį katilą, tai ten šis yra individualus tas šildymas, tai realiai tiek kaštai, tiek ten yra labai minimalus. Pagrindė man turbūt groja vieta iš esmės, visas centras, senamiestis yra prie pat. Vytenio 50 čia, ne? Jo, o čia koks projektas? Čia ne... Loft townas. Loft townas? Taip. Palauk, aš gėlau mažu loft townas. Tam pastate, kur Danas pardavinėjo? Taip. Bet čia ne jo aukštas, čia ne 4. Daną jie pardavinėjo 2 aukšte, buvo prieš porą metų dar anksčiau daryti 4 aukšte loftą. Tai va, 2-4 aukštas, sutvarkytos laiptinės, jo, viskas. Tai čia yra būtent 2 aukštas. Kas pliusas, kad man atrodo, jie ten ir liftą dar padarė, tai va irgi, sakykime, visai pliusas. Ten, kaip pasakyti, yra, kad ką galbūt pasižiūrėjus
aš nepasiekiau to biudžeto, kur reikėtų šiek tiek persidaryti, reikėtų kondicionierių statytis ir... Įkurtuvėm dar liks. Įkurtuvėm, plus susimokėti nekilnojamo turto mokestį, kuris ten turbūt 300-400 eurų per metus siektų. Tai va tokie. Parkingas, aišku, yra gatvėj, tai ten yra geltona zona. Tai kaip ir ten, kaip pasakyt, galima rasti, nėra taip labai paprastas to parkingo, bet, tikrai galima prisparkuoti. Manau, geras pasirinkimas, aš kaip ir sakiau ir pats apie tuos loftus galvočiau. Aš dar žiūrėdamas taip, kad, kaip pavyzdys, žiūri pirmas būstas galbūt, bet po to į ateitį perspektyvoje, kad jeigu pavyktų kažkur nupirkti didesnį būstą, tai šitą aš bet kuriuo atveju turbūt laikyčiau kaip investicinį objektą, aš jį nuomačiau ir manau, čia būtų pakankamai gera nuomos grąža. Ir jis irgi niekieno negyventas? Jisai... Gal kažkiek buvo, labai, minimaliai gali būti. Nes aš manau, jie buvo čia kokių 11-12 metų. Tiksliau 21-22 metų, aš taip spėjau. Čia prieš kovidinių laikotarpį buvo darytas. O ketvirtam aukšte buvo berods 19 kokių metų. Prieš 3-4 metus, manau, kažkas buvo išleista. Gerai. Tai ką, 2 kambarių butus apėjom, praėjom. Tai iš esmės Pilaitė, Žirmūnai, Baltupiai ir Naujamiestis. Tokie mūsų 3 pasirinkimai. Pakankamai skirtingi. Šiaip skirtingi, šiaip bijojom, kad gali sutapti tam tikri objektai. Ir tai dėl to vakar ir prašiau, sakau, gal pasidalinam bent jau rajonais, kad nebūtų pas visus vienodi rajonai, bet nesidalinom ir skirtingi tie variantai. Ir pamatėm, kas kaip galvoja iš tikrųjų. Tai gal aš būčiau, jeigu irgi loftą paėmęs, linkau iš esmės, tai labai būtumėm su Arūnu panašiai mąstę, Naujamiestį ir loftą. Nežinau, gal ir ten ir susimatytumėm kavutės, arbatos kažką. Gal sieną išgriautumėm ir kartu gyventumėm. Tai va, bet visgi jo, tas visas Ozo parkas, viskas nugalėjo ir likau tenai. Tai va. Gerai, tai galime eiti prie mano varianto 3 kambarių. Tai iš tikrųjų 3 kambarius labai svaršiau tarp Lazdynėlių ir Pilaitės, nes irgi mano kriterijus vėl buvo, kad surasti visiškai negyventą, bet įrengtą. Arba gyventa labai minimaliai, ta prasme ten... Bet tu žodžiu esi mėgamųjų rajonų vaikas. Ne, tiesiog palei šitą biudžetą man gausi, kad jeigu noriu, sakau, pirmas kriterijus, kad būtų negyventas būstas, tai tik tai šitie rajonai. Lazdynėliai, Pilaitė, bet Pilaitėje nieko neradau už tokią sumą. Lazdynėliuose tokių mažai gyventų buvo šiek tiek, bet gerai, tai jungiam. Ten atsisakiau ir tada buvo pas mane 2 variantai galutiniai likę. Tai Verkių sode ir Bajorose. Sakai, Verkių sode įpirktum už tokią? Mažą, ne? Bet maža kvadratūra. PM 2 kvadratų, bet ten atsisakiau vien todėl, kad buvo arčiausiai, kaip ta gatvė, kur Žiedukas eina, ta gatvė, nepamenu kaip vadinasi, ten tarp Žieduko ir Remsi, žodžiu, į tą gatvę buvo langai orientuoti ir 2 aukštas. Tai tik tai dėl to atsisakau. Į tą juodą į tašką Vilnius. Aš beje Verkių sodus ir ten šalia, kur dabar visas tas Šabakštynas, kur daug namų, irgi 2 kambarių žiūrėjau būstą vieną, kur grinai prie Kareivių gatvės, tas ant kalniuko stovi oranžinis toks dabar pastatas, ten 2 kambarių būtą žiūrėjau, 33 gal kvadratų ar kažkelių, ten visiškai naujai įrengtas. Bet kai pagalvojau, kas ten darysis, koks ten eismas vyksta, kokie ten kamščiai ir ką, vis išjungiau. Išjungiau kompą, negalėjau, ta prasme, aš ten rinktis to rajono, nežinau, man jisai... Jau 5 kartą laidose girdžiu tavo nuomonę apie šitą nuostabų rajoną. Man pirmoje vietoje atkrito vaizdas į gatvę, o antroje vietoje tada... Matei gal irgi tą, ne? Objektą nematei? Ne, nemačiau. Tai va, tai likau prie Bajorų. Bajorose yra naujam projekte butas, kaina 204-900, irgi su tikėjimu, kad pavyks nusidėrėti tą uodegėlę. Tai beje, šito buto dizainą kūrė Statkevičius, tai paprašėme parašyti. Statkevičius. Komentaras susilaikysi. Prasme, o ką iš čia konkrečiai darė įdomu? Tai aš nežinau. Gal tą kelmą atnešė. Gal, bet tai šiaip visiškai irgi negyventas būstas, 3 kambarių. Čia yra šitame, aš taip suprantu, Rinvesto projekte. Nes ten ir Rinvesto projekte. O tai Statkevičius, ten, man atrodo, jis laiptinės kūrė kažką. Aš aprašymą parodysiu tą.
Šiaip tai tuose projektuose Statkevičius... Laiptinės ten kažką dizainą dėlioja. Nes Statkevičius, bet Statkevičius... Bet jisai fasadą turėjo daryti, ten dekoruot turėjo su... Nu labai gražiai apdekoravo. Šiaip turėjo net želdiniai būtų namo. Ta prasme, tokie kaip viokliai kabantis, bet aš kiek matau dabar tų želdinių nėra. Čia, Tai dar, žinai. Expectations versus reality. Jo, tai va, tai išplanavimas. kas ten raudonai pažymėt? Gal Rekupo vieta? Nežinau. Čia Statkevičius, tai Čia, jo, vizitinė kortelė. Arba Rusys. Tai va, nu, galbūt aš dėl to Statkevičius kažką gerai galim Namą, tai kad tikrai žinau Statkevičius. kokybiškas patyrus vystytojas statybos projektas, projekto dizainą, projekto dizainą, tai pagalvojau, kad būsta. Tai Nu, čia mažesnis patrauklumas būtų dabar, bet nu, vis tiek, tai va, tai... Nu tai toks variantas, A+ klasė, PM7 kvadratai, plotų tikrai daug. Plotas čia bus tikrai be balkono, manau, nes nu, balkonai yra neįstiklinti. Tai... Šito nereikėjo pabrėžti. Bet tai čia palauk, tai čia... Bet čia nevystytojo įrengtas, čia kažkas... Ne, čia kažkas iš antrų rankų, mano. Įrengė jo ir parduoda. Nu tai va. Gerai. Paskutinis aukštas, niekas ant galvos netryps, tai tas labai, labai faina. Nu, Gerai, aš manau, šiaip ir ta kaina normaliai visai čia yra, žinant, kad tie būtai kainuoja gal apie 100 kiam. Dalinė byla? Jo, apie 100 kiam kažkur. Bet jiem sunkiai judėjo kažkada labai Sunkiai judėjo. Nes po to taigi, tai buvo situacija, kai jie rezervavo butus anksčiau, po to nutraukinėjo rezervacijas, štai Po to nukentėjęs. Teslas dovanojo. Teslas Reverlandė. Bet Bet čia ir čia Reverlandė. Ir čia kažkas buvo. Reverlandė. Gerai. Na gerai, bajorai, tai kaip ta lokacija? Turėsi kur Gucci vedžiot. Nu, man, sakau, kadangi buvo pagrindinis pasirinkimas, kad naujai įrengtas būtų, tai rajonas jau man lankščiai galėjo būti. Tai kažkada, kai atsikėliau į Vilnių, 15 metais bajorai man buvo labai patiko. Dabar jau jie ten daugiau apstatyti, tai tas patrauklumas mažesnis yra, bet... Nebuvo, kai atsikėlė į Vilnių, kad Perkūnkimis tau numeris 1 buvo. Nes visi, kas atsikėlė, žinau, į Vilnių, atrodo Perkūnkimis čia kaip Manhattanas namai, daugiau aukščiai, čia wow, nauja Aš tokių statyba. nepažįstu. Nu, tai čia gal tais laikais tuo metu buvo, kai čia wow, bet... Tai vat, tai vat, mano pasirinkimas toks, manau irgi neblogas variantas. Jo, tai iš esmės... Nežinau, tik kaip su tom plytelėm manau, tu susigyvensi. Manau, per nuotraukas jos išryškėja. Realybėje, manau, Bet tu panašios spalvos kostiumų turi, tai tu susiliesi su tom plytelėm. Dabar ir dažo tas plytelės ir apklijuoja. Ryškiai asmenybė ir ryškus ir būtas. Kažką sugalvos. Gerai. Tai va. Gerai. Jo, tai... Čia kaip ir pradžiai laidos sakėm, žiūrėjom iš tikrųjų tuos biudžetus. Aš dar vakar Bernam rašiau, kad netelpa į biudžetą, pakeliam kainas. Nes iš tikrųjų 3 kambarių, jeigu pakeltumėm iki 250 000, manau, atsirastų biški platesnis diapazonas būtų, ką galėtumėm rinktis. Jeigu esi tose ribose, tiek uždirbęs. Bet labai gerai pasirinkom tas ribas, nes iš tikrųjų, manau, standartinė šiai dienai vidutinė pora, aš manau, ir perka būstą apie 200, sakykim taip, nu, uždirbanti gal šiek tiek tarp minimumo ir to vidurkio, ne, sakykim taip. Nes panašiai, aš manau, jie iš bankų ir galėtų gauti. Ką čia paminėjai minimumo? Minimumo, tai tu čia tikrai nenupirksi. Nu, ne, tai ir sakau, tarp minimumo ir vidutinio. Jeigu vidutinį atlyginimą tu gauni, 2 žmonės, jie drąsiai, čia tik tai, aišku, būna klausimas dar pradinio įnašo, tai mes, kaip pasakyti. Ne, tai mes skaičiuokim, kad pradinį įnašą standartinis žmogus ir turi 15% iš esmės, tai čia nežiūrėkim tavo variantą, kur tu pradinį susirenki. Gerai, pasakok apie savo variantą. Jo, tai iš tikrųjų iki 200, apie 200 000, tai iš tikrųjų yra, vėlgi, mes jau į centrinės pusės nelendam, kaip, nežinau, ten Žirmūnai, Baltupiai, Naujamės, dar kažkas, nebent tai yra sena statyba. Kažkodėl, nežinau, aš tos senos statybos visgi pribijau. Yra tikrai puikiai jaunos šeimos perka tą seną statybą ir galima tikrai ir 100 šiam puikius butus naujai įrengtus nusipirkti senoj statyboj. Tai kiti eina ten ir tikrai dabar tose laiptinėse keičiasi ir tie patys žmonės. Aš grįžtu pas tėvus į Šeškinę, aš pats matau, kad laiptinėje aš jau daug nematytų veidų, kur ten močiutės anksčiau gyveno, daug jaunų porų gyvena. Tai iš tikrųjų atjaunėja tie visi namai, plus daug kur renovacijos vyksta ir panašiai.
Tai va, tai aš senos statybos nenorėjau, o už tokią sumą aš kėliausi į Lazdynėlius. Ir tu rezervavai jau. Ir aš kaip tik palikau rezervą ant to buto. Tai iš esmės, jo, kas įdomu, kad vakar, kai aš rinkausi šitą objektą, jis nebuvo rezervuotas ir buvo laisvas, tai iš esmės man ir tiko ir ta kaina, ir pats būstas, nes pats būstas tvarkingas, 2 aukštas iš esmės, 3 kambariai, naujai irgi įrengtas. Nežinau, ar tik tai gyventas, negyventas, bet gal spėjau. Gyventas šiek tiek. Kažkiek gyventas gal bus, bet tikrai vat, už tokią sumą, nes man atrodo, jis ir nekainuoja 200 000, 109. 192. 192, nu tai ant dėrybų dar iki 107 nuleistų savininkas. Tai manau, vat ir mėgamasis, šiaip pagal kvadratūrą jisai mažas, bet vat aš žiūrint kambaris, pavyzdžiui, pats mėgamasis, nu jie normalūs kambariai, ta prasme, jie neatrodo kažkoks suspaustas butas, tai man labai keista iš tikrųjų, nes Justas dar paminėjo, bet prieš pat laidą, kad čia greičiausiai net ir balkonai, bet nebus įskaičiuotas, nes čia net neįstiklintas balkonas. Nu, tikriausiai. Tik aš 3 kambario nematau. Buvo pirmai be baldų. Jo, nes jis šiaip pakankamai, nes kvadratūra, man atrodo, PM7, jo, jisai nėra tas 60, šiaip aš gal, jeigu žiūrėčiau, gal labiau norėčiau apie 100 kvadratų. Bet čia yra Verlandė. Jo. Bet nereiktų iš tikrųjų atmesti ir tų 55 PM7 kvadratų būstų, nes daug žmonių iš tikrųjų atmeta tokius iškart variantus, sako, kad, nesąmonė, mums jau mažiukai ir panašiai. Bet jūs nueikit gyvai, pasižiūrėkit tos objektus, nes kartais tas PM7, PM5 kvadratų objektas iš tikrųjų... PM6 čia kvadratų. Jo, PM6 tarkim, kartais atrodo tie objektai daug erdvesni ir daug geriau išplanuoti, negu, pavyzdžiui, būna šiam 5, šiam 7 kvadratų būstai, nes kartais įeini į tuos šiam 5 kvadratus ir koridorius, pavyzdžiui, 10 kvadratų suvalgo. Ir tada tu turi vos ne tą patį iš tikrųjų, kur, to koridoriaus aš nežinau, ar reikia jums tų 10 kvadratų, bet jūs visiškai naują, gražų būstą galite pirkti už 109 dušų. Bet čia netrodo, kad kažkokia labai gera kaina. Čia tokios kainos ir buvo Riverland. Aš manau, nes Riverlandas. Aš manau, tai dar ir Tesla gaučiau dovanų gauna. Šiaip nežinau, aš kai palikau rezervą dėl Teslos, jie nieko man nesakė, bet puodukas sakė padovanos. Tai nežinau, gerai. Šiaip Lazdynėliai labai atsigavęs šį rajonas, nežinau. Atsigavę, viskas tvarkoja, bet šitas projektas nėra atsigavęs. Jo. Bet, aš šiaip žiūrėčiau, aišku, aš jeigu pirkčiau tik statomą objektą šito vystytojo, tai gal labai atsargiai žiūrėčiau, bet šiuo atveju, kai dangis jau stovi namas ir yra pats butas įrengtas, tai gal... Išplanavimas labai geras. Ne kad labai, bet tiesiog geras išplanavimas. Tai apie ką ir kalbu, kad didelė kvadratūra, bet iš tikrųjų kambarė atrodo erdvus pakankamai. Pats projektas, man asmeniškai labai, labai blogai vertinamas. Vertinamas, nes buvo atsiliepimai. Tiesiog jie ilgai statė, buvo užstrigę labai. Ne tik dėl to, galbūt aš gyvai esu buvęs tame projekte, tai tiesiog pati darbų atlikimo kokybė, kur matosi fasadas, ta prasme, dažytas, nuterliotas ant kampų, užeita, ta prasme, laiptinėse tos plytelės pigios tokios ir visa kita. Čia čmechai dirba. Tikrai nėra labai, labai faina emocija pačiam viduje, dar net aš vasarą gal net buvau. Tai, kai jau ta emocija maksimaliai gera turėtų būti ir panašiai. Tai... Nes šiaip net ir, aš manau, jeigu tai būtų geresnio vystytojo, kur yra Lazdynėliuose, tokia kvadratūra. 210 būtų aš manau, taip, jisai virš 210, 220, gal net ir iki 230, jeigu būtų Eriado, sakykime, įtvarų namų arba Lazdynėlių Vingio. Tai tikrai galėtų būti ir tokios kainos, sakykime. Bet sakau, pats įrengimas... Po 3 metų dar stovės tavo tas daugiabutis. Ar langai vietose bus? Pažiūrėsim. Kad jisai stovės, plus, kadangi galvoju irgi ilgai negyvent, keist po kažkiek metų objektą, tai aš manau, 3 metų man jau gal keisk jau dabar. Ne, avansas paliktas, tai tikrai jau nepakeisiu. Tvarkoja, tai sveikinam tave su pirkimu. Tai va, o šiaip Lazdynėliai irgi, kas faina, kas irgi ieškosi, tai dėl pačios gamtos. Daug miškų, daug takų. Tai tikrai Lazdynėliai atsigavė ir šiaip Lazdynėliai, sakyčiau, ir kainas gerokai yra pakėlę, lyginant. Šiaip kai prasidėjo visos statybos, pavyzdžiui, tie patys Bajorai, Pilaitė, Lazdynėliai, visų kainos buvo vienodos, iš esmės, dar prieš kokius 3-4 metus.
Bet dabar, kai lazdinėliai prasiplėtė, kai atsirado ten visokie takai, autobusai atvažiuoja dar plus ir yra kur nueiti į mišką pasivaikščio, tai lazdinėliai labai iškilo, o gerai. Tavo bajorai liko realiai skiliai. Tai va. Tai važiuojant prie Arūno. Gerai. Jisai iškeikė mano namą, tai aš jam irgi turėjau kažką pasakyti. Tai aš rinkausi, iš esmės, žiūrėjau Šeškinį, blokinį namą, pirmą aukštą būtinai, kad būtų. Tai ir sugrotam langai. Žiūrėjau irgi tik naujesnę statybą, realiai nuo kokių 2000, dabar galvoju, 10 ar 2010 metų. Tai realiai žiūrėjau, galbūt kažkas būtų naujajam Antakalny, bet ten taip, sakykime, reikėtų pirkti dalinę apdalą ir tada jau į biudžetą nelabai galbūt įlipčiau. Tada žiūrėjau tą patį Ozo parką, be šansų, naujamiestį kažką nupirkti be šansų. Tada žiūrėjau irgi lazdinėlius, žiūrėjau Pilaitę. Pašilaičius iš tikrųjų žiūrėjau, nes ten tu, kaip pasakyti, už tokią sumą gali nupirkti, tokį tikrai erdvų būstą. Tik aišku, jau bus gyventas ten kokių 15 metų. Tai ten bus reikėtų... per Kunkiemio gatvį? Ne, nebūtinai per Kunkiemio, ten Sviliškių, Dociškių, kur yra tie namai. Bet, žodžiu, apsistojau ties Pilaitę, Cituso kažkada statytam projekte, Karaliaučiaus slėnis, dėl ko rinkausi šito butą. Jis irgi yra mažos kvadratūros palyginus kaip tavo, tik tais nustatytojas kažkiek geresnis. Jis yra gyventas. Čia, man atrodo, tie mažaukščiai, ne? 3 aukštų. 3 aukštų. Atsiprašau, 4. Tai tu apsispręs. Dėl ko rinkausi? Būtent dėl terasos. Iš esmės, nes pirmo aukšto butai jie turi didelės terasas, tai ten žmonės, kaip pasakyti, ir grilius pasistato, nes ten visi atstumai pagal priešgaisrinius reikalavimus yra, tie, kur tu realiai gali grilinti pas save. Tai realiai neštum čia kamado, keptum strišelės. Tai čia gali kepti, čia yra kamado ir kepa žmonės ir viskas. Bet ir šiaip kamado, man atrodo, kadangi nėra tos atviros ugnies. Ne, vis tiek tu negali. Negali. Realiai tu tik tai galėtum elektrinį. Nuo namo, man atrodo, 5 metrai. Nuo namo turi būti. Tai nebent balkonas būtų išneštas. Tai va, įrengtas butas su rekuperacinė sistema, grindininis šildymas, 57 kvadratai, 3 kambariai. O ir 2 aukšto lovo yra. Tai, čia dabar... Pats tas su 2 vaikais bus. Ne, aš čia žiūrėjau, kaip pasakyti, kaip savo. Perspektyvai, galų dviese su vienu vaiku, kur tu iš esmės gali komfortabiliai gyventi. Pilaitė yra mokyklų, darželių, šalia naujos parduotuvės, ta prasme pastatytas. Ta infrastruktūra, jinai lyginant turbūt paskutinius 5 metus. Šiaip už lazdinėlių geresnė infrastruktūra, aš gal sakyčiau. Jinai geresnė šeimai kol kas šią momentui gyventi. Ir viešuoju transportu, sakykime, aišku, apstatymas didesnis, daugiau tos gamtos mažiau, sakykime, taip yra Pilaitė. Nebent iki Salotės, nueisi pasimaudęs, kur vanduo iki kelio. Ai, ir pats Arūnas žiūrėk ir pardavinėja. Ar čia nėra reklama? Ne, čia nėra reklama. Bet tai palauk, čia man atrodo biškai kaip ir sukčiavimas, tai ar mes savo objektus čia galim pristatinėti? Tai nežinau. Tu gali įdėti, tu neturi tokių. Tai kaip čia, o kodėl tu, žiūrėk, tu sakei mažiau ploto, ar rašai šiam vienas aprašymą? Ne, ten yra 57 kvadratai. Ai, tai ir sukčiauja. Perduok asistentį, kad pataisytų, nes pagrindinė informacija šiam vienas. Ai, tai čia ir klaidų daro objektų įkelime. Tai va, tai mano toks pasirinkimas, ten yra parkingų ir galima sandėliuko nusipirkti, tai iš esmės... Ar turi parkingą? Pardavimą? 2. Kokią kainą parkingo? Po 8. 109 000, šiaip gera kaina. Okay. Tai, sakau, iki 200 000 tu ten maždaug gali pasikomplektuoti. Tai tu net ir gyvai tenai buvęs esi, tai kaip šiaip nudėvėjimas to būtų, nereikia ten kosmetinio ar kažko? Nors ir gyvena su vaikais, bet iš esmės, maksimum svetainiai gal kokią sieną persidažyti, bet iš principo stovis geras. Realiai galima ateiti su lagaminu, susidėti Statkevičiaus apatinius ir gyventi. Kiek laiko pardavimėjau? Apie 1,5 mėnesio. Kaip sudomėjimas? Yra, bet, kaip pasakyti, turbūt tikėjomės didesnį iš esmės. Aš manau, ta terasa pagerėjus orams, sakykime. Jo, ten, kaip pasakyti, dabar jau jaučia žmonės ateina, kur ir mato, kad kaimynai pradėjo tas terasas naudoti. Bet panašaus ploto lazdinėlios išėjo tas būtas, kaip ir rezervuotas rašo. Tai šiaip nors
Bet tą būtų, žinok, ilgai pardavinėjau. Ilgai, Aš jį matęs anksčiau visų. Lytelės kaip tavo bajoruose panašius. Nu. Nu, čia, žinai, skonio reikalas. Šiaip, bet vat, jeigu pasižiūrėtumėm visų trijų va, tos butus, tai labai panašus, sakyčiau. Vidus. Ne, vidus taip, bet apie variantą kalbant, tai nežinau, man atrodo, mano vis tiek geriausi variantai buvo. Bet jūsų statytas tai tas pats. Ai, bet tai tavo tas pats statytas. Nu, bet biški... O tai ko tu mano variai iš vis namo? Aukštesnė klasė. Nu, bet rimtai, namas labai negražus. Bet ta prasme, jis varo mano namą, nors tas pats statytas. Mėlynas su baltu, o kur pas mane ir klinkerių yra. Tai, tai čia jau susivėlė, biški susivėlė, aišku. Ne, nu, čia, žinai, manau, nuspręs žiūrovai iš tikrųjų, kuris variantas yra geriausias, kurie variantai 2 kambarių ir kuris variantas 3 kambarių. Tai balsuokit, laukiam, kviesim pietų. Bet šiaip ir vėl įdomu, kad mes pasirinkom vėl skirtingus rajonus, nesutapo. Bet šiaip, nu, netgi neplanavom, kad mes čia rinksimės tos rajonus, bet taip, nu, va. Bet galiu pasakyti, 3 kambarių jau iš principo į tokį biudžetą sunkiau. Iš tikrųjų, jau tų variantų yra tikrai mažiau. Nebent, aišku, tu pajungi tada seną statybą. Bet 2 kambarių, tai ten tikrai, nu, kaip pasakyt, buvo vietos, kur laviruoti. Pavyzdžiui, 3 kambarių aš irgi pradžiai žiūrėjau Justiniškėse, ten Pašilaičiai, ten, kur yra būtent ta dalis, kur Dosiškių gatvės ir taip toliau, tai Virbeliškių, nu, ten nieko nėra, iki 200, ne vieno buto. Ne, nu, jeigu tu žiūrėjai negyventus, žinai, ir ten nuo kokių 2015 ar ten 20 metų, tai taip, bet jeigu tu žiūri, sakau, ten nuo 2005, pavyzdžiui, nu, ten tikrai yra, bet tu gali nupirkti ten, kad ir už 108, bet tu 20 000 dar turėsi įdėti remontą, nes jį reikia, žinai, visą šviežinti, atgavinti realiai tą variantą. Tai... Gerai, tai ką, tai turbūt tiek, ar ne, nėra per daug čia ką plėsis daugiau šitą temą, tai lauktumėm jūsų komentarų tuomet, keliausim pietų su kažkuo ir palaikinkit. Užsubscribinkit, kas dar nesekat mūsų. Gal iš vis, jeigu surenkam kokį 100 laikų, darom su kitom kainom? Ne, 100 laikų beveik visuose surenkam. Reikia bent jau 300 laikų, kad judėtumėm su kitais biudžetais, tada matysim, kad šita tema aktuali ir net ir pakomentuot galit, su kokiais biudžetais dar norėtumėt, kad aptartume. Kokiais biudžetais, ten tada žmonės ant tų komentarų laikus deda ir... Taip. Matysim, kuris biudžetas. Šiaip man būtų net įdomu su mažesniu iš tikrųjų biudžetu, nei net su didesniu. Nu, pavyzdžiui, kad kur ką galbūt... Pavyzdžiui, už 500 000 įdomu, labai ką pasirinktumėm. Nes, pavyzdžiui, tada labai eini ar butas, ar namas. Ir tada va įdomu, gera tema, iš esmės, manau, jau. Ir įdomu, pavyzdžiui, ką jūs tas su Gučiu. Ar jis namą rinktus, ar butą? Komentuok po mūsų video ir tada... Aš negaliu, nes jūs eisit su manim tada pietų. Reikia, kad kažkas kitas komentuotų. Bet šiaip ir pabandykit dar ir argumentuoti. Kodėl jūs, pavyzdžiui, pasirinktumėt ar ten bajorus, ar lazdinėlius. Pabandykit kažką dar paargumentuoti. Galbūt mes labiau atkreipsim dėmesį į jūs ir pasikviesim jūs pietų. Tai va, tai komentuokit, rašykit, lauksim jūsų komentarų ir susitiksim pietuose su jumis. Ačiū. Tai va, ir iki kitų kartų. Viso.